Ar esate girdėję apie dantų dėmeles naikinančią Icon procedūrą? Nors procedūra Lietuvoje ir nėra naujiena, tačiau pastebiu, kad vis dar mažai žmonių apie ją žino. Tai minimaliai invazyvi procedūra, skirta dantims, kurių paviršius padengtas baltomis ar rudomis dėmelėmis. Šios dėmelės gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, tačiau dažniausiai mes stebime šios pakitimus kaip demineralizacijas po ortodontinio gydymo, turint vadinamasias retencinės vėlutes po ortodontinio gydymo ir esant prastai burnos higienai. Taip pat šių dėmelių atsiradimą gali sąlygoti ir įgimti danties struktūros pakitimai, dantis paveikus fluorozę. Ši procedūra yra tikras perversmas odontologijoje, nes anksčiau tokias problemas galėjome spręsti fluoro aplikacijomis, stebėjimu, kol galiausiai prireikdavo ir gydymo gręžiant. Na, o Icon procedūra, kaip minėjau, yra neinvazyvi. Nereikia gręžimo, procedūra yra neskausminga ir užtrunka neilgai. Procedūros metu dantis yra izoliuojamas, nuvalomas, danties paviršius yra veikiamas specialiomis medžiagomis, kurių tikslas yra atverti gilesnius danties sluoksnius. Tuomet yra aplikuojama derva, tarsi skystas kompozitas, ji įsiskverbia į atvertas danties poras ir derva yra sukietinama. Tokiu būdu yra užkertamas kelias pažeidimui plisti į gilesnius danties sluoksnius ir matomas akivaizdus estetinis rezultatas. Po procedūros galime iškart stebėti arba labai stipriai sumažėjusias arba visiškai išnykusias dėmes. Turiu priminti, kad kiekvienas atvejis yra individualus, tad prieš šią procedūrą labai rekomenduojama konsultacija ir pasitarimas.